Grūdų iškrovimo meniu – tai skiltis, kurioje galite valdyti grūdų bunkerį ir iškrovimo sraigę. Pirmiausia, ekrane paspauskite piktogramą su kombainu viršutinėme dešiniajame kampe. Dabar spustelėkite grūdų iškrovimo piktogramą. Viršutinėje dešinėje ekrano dalyje rasite mygtuką skirtą atidaryti arba uždaryti grūdų bunkerį. Dabar paspauskite mygtuką, kad jį atidarytumėte. Patikrinkite prietaisų skydelį, kad pamatytumėte, kada grūdų bunkerio atidarymo ar uždarymo operacija bus baigta. Atminkite, grūdų bunkerio valdymo mygtukas taip pat yra porankyje. Grūdų iškrovimo meniu rodo vertikalią ir horizontalią skalę. Antroji skalė rodoma tik tuo atveju, jei jūsų Ideal kombainas turi užlenkiamą iškrovimo sraigę. Abi jos susijusios su iškrovimo sraigės valdymu. Bakstelėkite dešinėje esantį mygtuką, kad atlenktumėte arba užlenktumėte sraigės galinę dalį. Horizontali skalė rodo vykstantį procesą. Atminkite, kad iškrovimo sraigė neatsidarys, jei galinė dalis bus užlenkta. Dabar ant valdymo svirties pasukite geltoną ratuką kairėn, kad atidarytumėte iškrovimo sraigę. Sraigės atidarymo ir uždarymo procesą galite stebėti prietaisų skydelyje arba terminalo ekrane. Ten vertikali skalė rodo vykstantį procesą. Kai būsite pasiruošę iškrauti, ant valdymo svirties paspauskite geltoną ratuką, kad pradėtumėte iškrovimą. Iškraunant galite reguliuoti sraigės kampą sukdami ratuką ant valdymo svirties. Norėdami patikrinti, ar iškrovimo sraigė įjungta, galite tą padaryti žiūrėdami į prietaisų skydelį. Kai sraigė veikia, atvaizduojami 4 geltoni taškai prie iškrovimo sraigės simbolio. Iškrovimas baigsis, dar kartą paspauskite geltoną ratuką ant valdymo svirties. Norėdami uždaryti iškrovimo sraigę, tiesiog pasukite ratuką dešinėn.